Mielos moterys, aš turiu jums klausimą. Kada paskutinį kartą su savo vyru drauge ėjote į teatrą, į parodą, pasivaikščioti Gedimino prospektą? Kada gavot gėlių? Kada važiavot kartu atostogų į kaimą, į daržą, į sodą, prie jūros galų gale, į namelį medinį? Seniai? Kodėl? Todėl, kad mūsų pasaulyje egzistuoja sportas. Todėl, kad egzistuoja sporto varžybos, olimpiados, transliacijos, sporto žaisliukai, reikmenys, drabužiai, susibūrimai su draugais paspardyt kamuolį, išgėrimai po varžybų, sirgalių susirinkimai, kažkokie nežinia kur bastymai po to po visų tų varžybų, nežinia su kuo, nežinia kur, nežinia kodėl. Jeigu mane išrinksite Ogmijos miesto mere, sportas, sporto transliacijos ir visos šitos nesąmonės dings nuo žemės paviršiaus. Balsuokite už mane, mano numeris 6, Eligija Guzė, liekna ir be sporto. Klausau. Kaip? Kur tu vėl? Kokioj dar pirty? Taigi baigėsi čempionatas. Koks skirtumas, kas žaidžia? Televizorius ir namie ir aš tokį sakiau. Taigi mes tarėmės, kad mes važiuosim pas mamą. Taigi, tu man tokių žodžių nesakyk. Aš neragana, grįžt namo. Žinai, kad tu pasimta savo kamuolį, žinai, kur tu susikiš dabar. Tu žinai, kur dabar jis susikiš. Aš žinau, kad netilps.